Labas, Samanta. Sveiki. Kaip tu laikaisi? Atspėk, kas skambina. Man patinka savo šiandien geroji nuotaika. Klausyk, kažkas šiandien gero nutiko? Ne, viskas taip pat, Lietuvoje viskas vienodai. O kas užsienyje? Viskas, daug kas. Kas pavyzdžiui? Viskas, visai kitokie žmonės, aplinka, vietos. Liūdniausia, moteris, žinokit, vyrai labai vertina, kaip moteris moka išlaikyti pokalbį. Aš niekada nenukrypsiu nuo temos. Ir pati nemėgstu, kai man keičia temą. Ir dabar, kaip buvo paklausta, kas gero? Lietuvoje nieko, o kas užsienyje? Užsienyje viskas gerai. Taip. Žmonės šypsosi. Ar tu suvoki dabar, apie ką kalba eina? Užsienyje yra viskas tvarkoj. Aš klausiu. Sakau taip, kaip ir yra. Sakau, kas gero? Atsakyk man. Viskas gero, aplinka, žmonės. Ne. Viskas gerai užsienyje. Viskas gerai užsienyje. Net bomžai užsienyje kvepia žemogėmis. Aš prie ko čia jie dabar? Prie ko čia jie? Nu tai tu nemoki palaikyti pokalbį, tai ir mes stengiamės jį patvarkyti kažkaip. Aš puikiai palaikau pokalbį. Ne, tu nesugebėjai. Gerai. Tai pratęskime, Samanta. Aš tu pasakiau, kas gero yra užsienyje, praktiškai viskas. Aš klausiu tavęs, kas gero pas tave įvyko šiandieną. Nieko. Viskas vienodai. Ką tu veikiai gražaus šiandien, papasakok? Tai buvo parduotuvės, apsipirkau šio to, ko norėjau. Ką nupirkai dėl smalsumo, jeigu galėtum papasakok? Kosmetikos iš rūbų. Kokią kosmetiką naudoji? Visokiai įvairią. O jeigu rūbų gal planuoji savaitgalį kažkur tai nueiti? Pasižmonėti? Ne, čia niekur neinu. Klausyk, bokalas tavęs klausė, Samanta, ar tau gėda už mūsų tautiečių elgesį užsienyje? Oi, šitą temą man tokia aktuali išsemta ir mano jas užakpykina. Taip, kas be ko. Nes kur lietuvis nuvažiuos, ten pagrindėjai susišiks. Ten visur jis prikakos. Jo, kai pasižiūri internetą, naujienas lietuviai svetur į Delfį ėjus, tai yra siaubas. O tu komentuoji Delfį? Ne. Kodėl? Ne, tiesiog aš tik paskaitau. Bet komentuoti juk smagu. Taip, bet aš nenoriu, aš išsirėkti. Sėdžiu. Nemėgstu aš jų. Nemėgstu tu jų? Ne, mane sekina neigiamai reikia. Aš žinau. Aha, supratau. Klausyk, o yra Klaipėdoje, tu Klaipėdietė, ar ne? Jo. Yra Klaipėdoje žmonės, su kuriais tu mėgsti susitikti, pabendrauti? Nu, nelabai, nebent būna sutapimas, kad taip pat būna grįžę iš užsienio. Žodžiu, visi tavo draugai yra užsienyje? Daugelis taip, buvo iš tos pačios dramos paauglystė jaunimo, taip pat iš vidurinės, kurie dar anksčiau iš mane išvažiavo. Sandra, tu turi kompiuterį? Aš prie jo sėdžiu dabar. Tavo kompiuteris yra su internetu? Nu taip, čia yra bočiaus, man yra nešiojimas, nes aš, kadangi kosmopolitė, aš keliauju, skraidau, aš neturiu nuolatinės gyvenamos vietos. Kaip bomžė, ne? Prie ko čia tas? Nu, bomžas jis neturi nuolatinės gyvenimo vietos. Bet kokiamis sąlygom gyvena, kokiam aš gyvenu? Ne. Tu pagal definiciją. Žodis bomž reiškia. Pagal definiciją yra... Без постоянного būtų bupmž. Без определенного места жительства. Atsiprašau. Bupmž. Supranti dabar, ar ne? Nesvarbu, neįdomu man. Tai čia galiu nubraukti tavo žodį kosmopolitaninį, nes tu nesupranti ir tau neįdomu. Kas? Kosmopolitiška moteris yra suprantanti ir besidominti viskuo. Taip. Vėlgi pagal definiciją. Toliau pratęskime. Tu turi kompiuterį, jis yra pajungtas prie interneto, ne? Na taip, o kas? Ar tavo kompiuteryje yra nors viena nuotrauka, kurioje esi tu? Ne. Tu nekenti savęs ant tiek, kad ištrinė visas nuotraukas? O prie ko čia aš nekenčiu savęs? Ar tu turi nors vieną nuotrauką? Ar tu turi Skype'ą? Albuminė nuotrauka, taip. Tu turi Skype'ą? Taip yra. Taip yra, ar tu taip turi? Taip yra, aš kalbu su savo mama turėje. Gal norėtum ir mane pridėti prie savo Skype'o? Žinai, man daug patinka gyvai.
Supratau. Ne, tai visiems labiau patinka gyvai, bet aš galvojau, galbūt norėtum susirašyti su manimi per Skype'ą irgi. Tai mes galim susiskambinti telefonu, tik tu kažkaip nelabai nori O kalbėti. kodėl tu per Skype'ą nenori susirašyti? Man O paprasčiau. kodėl tu būtų nenori žymiai. telefonu kalbėti, nekeli? Man būtų žymiai paprasčiau per Skype'ą. Telefonu? Per telefoną Kiekvieną Galima vakarą ir jūs per šnekatės Skype'ą. telefonu. Ne, bet mes nepakalbam nieko Galima ir per Skype'ą pašnekėti. asmeniško. Ar tu turi nors vieną savo skaitmeninę nuotrauką? Kompiuteryje ne. Tai tarsi skaitmeninę nuotrauką kompiuteryje jos neturi? O kur turi flešiukę? Niekada nesidėjau, nesidedu ir nesidėsiu. Tai gal turi flešiukę tada? Ne, neturiu. Čia. Neturi. Ar tu esi turėjęs gyvenime fotosesiją? Paaulytai. Ar tu turi paso nuotrauką? Taip. Ar tu galėtum nuskanuoti savo pasą ir atsiųsti man nuotrauką? Nuotraukų iš paso nesiųsčiau. Tu ten taip blogai atrodai? Ne, aš visada gerai atrodau, bet tiesiog nuotraukam pasų yra nuotraukam pasų. Yra nespalvota. Ar čia Žinai, koksai aš šiandien bajeris? nuotaikoju iš tikrųjų su Samanta. Pala. Ar čia koksai... Samanta, ar tu mus išdarinėjai? Ar čia išdurkė? Ok, where's the camera? O kiek? Kur kamera? Kaip suprasti? Tu įrašinėjai mus tikriausiai. Tu greičiausiai esi iš kokios kitos radijos stoties, žinai. Tikrai manau. Ir mus išdarinėjai. Aš kodėl? Nu, vat grinai išdarinėjai. Grinai išdarinėjai mus. O bočiu, tu čia perskaitai šiandien laikraštį tą žodį? Ne, tiesiog taip vadinama tose kraštuose. Mes tik vadinam jį. Aha, o jį tai ką, prižiūrėtoja? Ne, tai yra senelis. Prižiūrėtojas. Ne, jisai mano biologinis senelis. O kiek laiko per dieną tu turi pasivaikščiojimams? Kur? Nu, laisvai. Aš Ar pas jis gal neribojamas. kiemas yra? Aš neribojamas, aš galiu daryti, ką noriu, prie ko čia. Tai taip. Manęs jis yra- niekas nelaiko uždaryta. Kol nesuriša. Ai, nereikia spręsti pagal save ant kitų. Nu, sorry, kad Aš mes vat tai kaip tik darom. apie save, vat, pagal save grinai vat sprendžiu, nes mane tai visą laiką, kai uždaro jau į palatą mano ir suleidžia vaistų, tai tada irgi galiu daryti, ką tik tai noriu. Tu gyvais? Jo, Nuo Samanta, ko? nuo šizofrenijos. Aišku. Žinai, kuo gydo nuo šizofrenijos? Kokiais vaistais? anksčiau elektra gydavo, ne? Elektrošokas, elektroterapija. Klausyk, kad tu pakelk, kai aš tu paskambinu. Samanta, o tu rytais geri vitaminus? Šiuo metu ne. O vakare per pietus? Šiuo metu ne. Šiuo metu ne. O kodėl geriai? Nes man patinka gerai atrodyti ir O jausti. nuo ko geriai, ta prasme? Energetikai. Aš kaip suprantu, tau netrūksta energijos, ar ne? Aš kaip tik galvojau, Netrūksta. kad jūs slopina. O tu, Aš rūpinuos savo sveikatą, kas nepatinka. ta prasme, kaip aš supratau, jie tau nutraukė tą energetikų kursą dėl to, kad tu pasidarai per energingą? Ne, tiesiog aš turiu kursą, Žirklėmis nes puolė negalima bočio. jų nuolatos gerti negalima. Teisingai, reikia keisti vitaminus. Žirklėmis polė bočio, nuo to laiko jau nebeduoda karpyti. O kada pas jūs išsijungia šviesa? Kur? Nu, kambariuose. Kada norima? O kada jūs norit? Kada jūs visi norite, kad jau išjungtų? Ai, nu nereikia. Ne, tai kelintą. Kada noriu? Kada užsimanau? O ką jums prenumeruoja? Tu apie ką čia kalbėjom? Na, ką skaitai? Žurnalus? Viską. Ta prasme... Ar tu skaitai viską? Nu, pagrindė taip, ką turiu po ranką, tą perskaitysiu. O visada man knygas? įdomu. Ne, sakė, neskaito, aš atsimenu. O klausyk, Nelabai mėgstu. o žurnalus, kas tu pati nusipirki juos? Jo. Jo? Ar jum prenumeruoja juos? Bet tai Ne, klausai, aš nusiperku. kai tu vaidini, tai tau ar nereikia perskaityti piesės, tarkime, kažką tai? Kodėl? Nu, aš klausiu. Ar tau nereikia Reikia. perskaityti, Reikia tarkime, visiem. koks buvo Hamleto tėvo vardas? Neatsimenu. Ne, tai čia, jeigu ne kavinės, Paryžiuje neprisimena jokios. Tai Teisingai, teisingai. Ne, kur aš tu turiu sakyti? Ne, tiesiog, Samanta, aš girdėjęs tokį dalyką, kad labai sunku prisiminti, kai nežinai. Iš
ko tu sprendi? Iš to, kad tu esi Dėl to, kad aš tu visiška keunė, tu esi, supranti, tu pesnė už mano arklėsi. Tikrai? Nu taip. Ir dėl to man sudėtinga su tim kalbėti. Bet dabar O tu tobulas? palengvėjom. Ne, aš netobulas, bet nemanau, kad aš kažkaip tai slėpiu, jeigu kažkas man būna Skiriasi, negerai. kai žmogus nenori sakyti ar kalbėti apie kažką ir kai nežino. Ne, tai taip. Tai tu nežinai. Žinau daug. Praktiškai apie nieką, žinok. Tai Tai kiek daugiausia man reikia. Nu, va, Tai labai minimalios. Savo kambario ribose. Labai poreikiai minimalus. Nes aš manau, kad tu nesi labai aukšto intelekto. Iš ko taip sprendi? Iš pokalbio kasdieninio su tavim. Nes Hamlet įdomi kita. Ne dėl to. Dėl to, kad šiaip nieko nežinai. Ko? Nieko. Apie nieką. Ir nieko nesugebė, pasikartosiu. Patinka žemės moteris? Ne, man patinka, supranti, tiesiog klausytis to, kad tu veiki. Tu nesimokai. Tu nedirbi. Palauk, aš galiu daryti, ką noriu. Aš galiu daryti, ką noriu. Kada noriu, galiu važiuoti. Kada noriu, galiu atvažiuoti. Nesu eilinė studenčiokė. Tu tik tai žiūri lotyniškus serialus ir viskas. Ir vaikštai lauke, pasivaikščiojimai tavo po Čia tu taip Akropolį. norėtum. Ir iš Kosmopolitano žinai apie Angeliną Jolie, kurios apsauga jau turi tavo nuotrauką. Man atrodo. Jo, šitą Man žinau, atrodo, kad... teismas pagal idėją net neprileidžia tavęs per maždaug miesto atstumą, ne? O tu prileidži? Bet dėl to, kad iš Lietuvos išvažiuota niekada nebuvo. Visai, kur mane prileidžia? O tu prileidži prie Angelinos, klausyk. Nu, tai kad aš nelabai veržiuosi ir nelabai žinau, kur jinai būna, bet aš norėčiau ją pamatyti gyvai. Taip. Aš prie taip pat nesiveržiu, jinai tik man patinka. Ai, ką čia, bergždžiai. Deja, bet man gaila, kad tu nieko nesugebi. O kodėl tu nieko nesugebi, Samanta? Tau tiesiog... Palauk, tu mane pažįsti, tu mane matytų, su mane bendravai. Aš žinau, kad tu nieko nesugebi. O aš žinau, kad tu negerbi moterų. Aš jas mušu. Na, aš sakau grubijoną. Nu ir ką? Nu ir ką? Nu ir tu nieko nesugebi, o aš jas mušu. O ką tu sugebi? Ką tu sugebi? Valgyti daryti mokyti? Tik alės krūšti naktinių klubų. Ne naktinių klubų. Sportuoti moki? Moku. Ką tu palauk moki? Montuoti. Montuoti? Video moku. Ai, montuoti video ar montuoti spintelę? Pasimetė Video ar spintelę, ar garsą? Ką montuoti? Sportuoti. Ai, sportuoti. Sportuoti ar aš moku? O kurį būtent sportą sportuoti reikia mokėti? Gerai, nesvarbu. Tose fitneso salėje, bėgimo takeliui, ar aš moku bėgti? Ar Žinai, įjungti? žinai, jeigu tu čia rimtai provokuoji, tai kitą kartą mane skambingi, nes po jūsų va tokių pokalbių aš Aš jaučiuosi tau prastai. rytoj paskambinsiu su daina. Suriša stipriai. Ar nebegali išeiti porą dienų po to pokalbio? Pieštukus atėma. Batų raštukus ir pieštukus. Kaip sakai? Jūs tiesiog priverčiat mane prastai jaustis. Ne, tai jo, aš noriu priversti tave prastai jaustis. Aš bandau perlaužti tave, kad tu nors gyvenime nors kažką sugebėtum. Kad tiesą pasakytum. Tiesiog Sakyk tiesą. Sakyk kas tiesą. man patinka. Sakyk tiesą, tik tiesą ir nieko apart tiesos. Pasakyk mums tiesą. Roberta, pasakyk mums tiesą. Kokia tiesa? Pasakyk mums tiesą. Tu žinai tiesą, pasakyk mums ją. Pasakyk mums tiesą. Roberta, ką tu veiki gyvenime? Koks tu žmogus esi? Pasakyk tiesą. Kaip asmenybė? Ne. Ne. Kaip žmogus, ką Kur tu veiki eini? gyvenime, kuo užsiemi gyvenime, ką... Iš kur tu Taigi gauni... kalbėti, tai jau kalbėti apie tai išsemtai, nuolat, Okay. mane tu žinot, nuolat klausinės. Ne, mes norim teisybę sužinot. O tu gyveni iš motinos kišenės, kaip aš suprantu. Matai, aš nebendrabutį Paryžiuje studijuoju ir gyvenu, o bute, kuris yra man užrašytas. Tu esi Klaipėdoj dabar, Paryžiau tu. Taip, dabar aš esu Klaipėdoje, o kas? Dabar. būsi ten ilgai. Nes taip paprastai tokių žmonių nepaleidžia, aš manau. Atvažiuoti į Italiją. Todėl, kad... Gerai. Gersi Mes- kokteilį. Geriau žinai už mane, jo? Ne, Tai nebūdamas. aš klausiu, ar tai yra sunku gyventi iš svetimos kišenės? Klausyk, o kas yra pavydas, kad aš iškart gimiau princesė, kad aš sėkmės vaikis ir tai reiškia, man reikia gyventi bendrabutį, aš turiu Taip. nuosavą butą užrašytą Paryžių, kur studijuoju ir O tai ko už tu jį nesi- sumoka tėvai. Už jį O sumokate... kokioj gatvėje tavo butas? O koks tu O skirtumas? kiek kvadratų jisai?
Kai būsi mano sutuoktinis, tada viską sužinosi apie mano asmeniškumus ir apie mano gyvenimą. Kai? Sutuoktinis. Samanta, o kodėl tu Klaipėdoj dabar esi? Tu čia ilsiesi? Nes aš taip noriu. Taip. O kas moka už tavo poilsį dabar Klaipėdoj? Čia aš pati perku, ką noriu. O iš kur tu gauni pinigų? Honorarai geri. O iš ko tu gauni honorarus? Tas, kas apmoka. O kas tau apmoka? Tas, kas už tai atsako. O kas tai už tai atsako? O čia jau pavardžių neminėsim. O ką apmoka? O kokias jam paslaugas teikė, kad pavardžių net bijai minėti pavardės? Iš savo talentų ir gabumų. Man žinok, irgi buvo gatvėje prieėjęs bitas ir sako, eik, o ar tu nebūsi tu talentingas? Sakau, akurat. Sako, štai tau pinigų. Sakau, ačiū. Ir nuėjau toliau. O tie žmonės, kur tau moka pinigus, yra nors vienas Seime dirbantis? Ne. O kodėl nusijuokei, nes yra? Ta prasme, į rankas, kas gyvai duoda, tai ne? Ne, aš tikiu, ne tik į rankas. Į rankas, kas gyva duoda. Ir į rankas, ir į burną, ir ne tik tau duoda, aš spėju. Gerai, Samanta, ačiū tau už pokalbį. Iki. Tu mėgaujasi jo taip kalbėdama. Labai, tu juokauji, dėl ko aš tau skambinu kas vakarą. Aš su šypsena namo važiuoju paskui. O tu mane priversi prastai jaustis, kitą kartą neskambink, nes buvo tik iš tų visų mėnesių skambučių buvo tik porą kartų, kai jūs kalbėjot normaliai. Taip, nes tu nekalbi normaliai. Ir buvo tikrai gerai nuteikta. O šiaip tu niekada mums nesakai teisybės. O klausyk, palauk, aš nepyksiu ant tavęs, Samanta, jeigu tu man atskleisi tokią paslaptį. Tu iš tikrųjų maišai realybę su išgalvotu. Ar tu to nesuvoki? Kas išgalvoto? Ar tu suvoki tai, ar tu nesuvoki to? Tu prasme, ar tu suvoki, kad tu gyveni paraleliniai realybei? Nesuprantu, ką aš noriu pasakyti. Kad savo asmeniniai realybei. Kad tu esi Klaipėdoj dabar? Iki vasario pradžios. Galbūt ne, Klaipėdoj. Tai jo, iki vasario pradžios, lygiai taip pat, kaip tu atvažiavai pirmanį pas mūsų laidą. Tai kad niekur nesuk man kiaušinių čia dabar, gerai? Neatvažiavau, nes norėjau, kad... Neatvažiavai, nes... Man pasakė, kad... Nu, sorry! Tik po porą savaičių. Ne, nes tu nieko nesugebi, tu net atvažiuot nesugebi, supranti? Jeigu tu taip kalbi ir bendrauji... Tu nieko nesugebi. Tu nieko nesugebi. Tai tu ar taip nebūtum atvažiavus? Tu neatvažiuosi. Tu neatvažiuosi. Tu nebūtum atvažiavus. Tu neatvažiuosi niekur, nes tu nesugebi. Man nesunku. Tau sunku, tau sunku net iš viso kažką tai pakelti knygą, tau sunku namus sutvarkyti, tu to nesugebi, supranti? Ne, kodėl aš turiu tvarkyti namus, yra kas... Nes tu to nesugebi. O kad man pavydim gero gyvenimo? Ne, mes tau nepavydim gero gyvenimo. Vat kaip tik gero gyvenimo mes tau ir nepavydim. Aš tau linkiu dar geresnį gyvenimą, aš linkiu, kad tu kad nors pasveiktum. Nuo ko? Ačiū tau, Samanta, už pokalbį šį vakarą. Nuo paralelinio pasaulio. Ką tu nori to pasakyti? Aš noriu pasakyti tom, kad... You're in the Matrix. You're in the Matrix. Aš noriu pasakyti... Tu esi matricoj. Išgerk mėlyną piliulę. Rytais pradėk vėl gerti. Išgerk mėlyną piliulę ir atsibusi realybėje. Išgerk raudoną ir mes to paskambinsim rytoj. Kažkas ruskia mane per internetą pakišo? Kas tave kur pakišo? Ai, buvo, nes man parašė, kad jie yra... Samanta, yra toks dalykas labai elementarus, ar ne? Kad žmogus kažkom tai tikėtų, jis turi tai apčiuopti. Tu esi neapčiuopiama. Kaip tu gali tai apčiuopti, jeigu tu net gyvai nebendravai? Man nereikia su tavim gyvai bendrauti, nes tu neatvažiavai. Tu neapčiuopiama. Tu man suki kiaušinius kasdieną. Kad jūs būsit visi trys. Žinai, o aš norėjau, kad kitais metais čia Lietuvoj atidarytų Legolendą. Kaip tu manai? Atsidarys jisai? Niekada. Taip ir tu niekada neatvažiuosi čia, Samanta. Atvažiuosiu kitą savaitę, bet kaip tu tai bendrausi? Samanta, atvažiuok rytoj. Tu nieko neveiki. Tu nieko neveiki. Ką tu veikiai šiandien? Tu nuėjai į parduotuvės ir apsipirkai. Atvažiuok, kad verčiau čia. O kas pavydas, kad aš gyvenu? Aš tau sakau, klausyk, aš tau sakau, tu šiandien nieko neveikiai. Kodėl tu neatvažiavai? Ir vakar nieko neveikiai. Kodėl tu neatvažiavai? Ir rytoj tu nieko neveiksi. Kodėl tu neatvažiuoji? Jo, aš dabar iki vasario pradžios gyvenu kalifornietišką gyvenimo būdą, o kas? Ne. Čia gali atvažiuoti, jeigu tu nieko neveiki. Aš galiu atvažiuoti, bet kitą savaitę kaip ir susitarėm. O kodėl? Nes šią savaitę tu nieko neveiki? Niekur aš turiu atvažiuoti rytoj. Samanta,
tu net važiuoji pas mus šią savaitę, nes tu labai užsiemus? Ne, aš nesu labai užsienį. Nes jį dabar Kalifornijoje. O klausyk, nedaug trūksta, man atrodo, kad jinai Kaliforniją iškeliautų, ne? Viena tik tai Nes Kalifornijoje, merginos. Gerai, Samanta, iki. Sėkmės tau, kaip sakant. Ramiai mėgot 5 Ir šimtų. nebeskandik daugiau, nes užsivesi mane Oi, Samanta, padaryti. aš skambinsiu ir aš lauksiu tos dienos, kada tu apsiverksi, Samanta. Ir iki. Tai jau sulaukiai. Negirdžiu dar. Nes Kalifornijoje Saulėtas! dangus. Yeah. Sola Demons kūrinys. Man atrodo, kad mes už Samantą. Aš manau, kad mes dar turim dar šiek tiek pasistengti. Noriu iki ašaro. Jau Žinai ką, aš ne iki ašaro, aš tiesiog, aš sakau, aš turiu vieną dainą, kurią aš norėsiu padainuoti Samantai rytoj. Jeigu jį pakels ragelį, aš mielai padainuosiu būtent... Apie ką ta daina? Apie Samantą. Aš ją sukūriau Samantai. Paskutinius žodžius dėliosiu šiandien ir rytoj eteryje tiesioginiam pasiimsiu gitarą ir pagrosiu.